Šiandien antradienis, tai rožinis Jėzaus kančios rožinis, kryžiaus kelias ir ar Dieva Tėvas, Sūnaus Šventosios Dvasios amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateina tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieniais mūsų duonos duok mums šiandieną ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, ir nevesk mus į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterių, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motinėlė, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatilį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Pontijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusiųjų, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Dabar iškalbu rožinį po 10 ir šiandien kančios slėpiniai. Jėzus Kristus meldžiasi alyvų sode. Alyvų sode Kristus prakaituoja prislėgtas mūsų nuodėmių baisybės, tačiau jis su meile priėmė amžinojo tėvo skirtą kančios taurę už mūsų nuodėmės. Prašykime mergelės Marijos, kad ir mes priimtume mūsų užklupusias kančias ir nelaimės. Tėve, ir būtum ramus, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateina tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandieną ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, ir nevesk mus į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Daugiau kalbam 10. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterių, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motinėlė, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. 10. Sveika Marija, čia iškalbėjau, garbė Jėzui Kristui, Garbė būk Dievui, Tėvui, Sūnui ir šventajai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Tai dabar antrą slėpinį kalbėsiu. Jėzaus Kristus nuplakamas. Būdeliai nežmoniškai sukapojo šventąjį Jėzaus kūną už mūsų nuodėmes. Prašykime mergelės Marijos, kad mums suteiktų tvirtą tikėjimą ir įsitikinimus, patyrus bedievį, neteisingus persekiojimus ir puolimus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateina tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninis mūsų duonos duok mums šiandieną ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, ir nevesk mus į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Dabar vėl kalbam 10. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterių, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motinėlė, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, ir taip visą rožinį kalbėsim. Kita dalis bus Jėzaus Kristaus vainikavimas erškėčiais. Nors Jėzus Kristus pajuokai vainikuojamas erškėčiais, tačiau jis yra vis tiek mūsų viešpats, karalius ir valdovas. Čia vėl 10. Prašykime mergelės Marijos, kad mums suteiktų iš Dievo sklindančios nenugalimos stiprybės, nepaliaužiamos ramybės ir begalinio Jėzaus orumo atspindžio mūsų akise susidūrus su patyčiomis.
Kita dalį kalbam, Jėzus Kristus neša kryžių, vėl 10 sveika Marija neša kryžių. Ir trečia dalis, Jėzus miršta ant kryžiaus, prašo Dievo atleisti, kad Dievas atleistų kankintojams ir mylėti net savo priešus. Taip visą rožinį kalbam. Geros dienos, kalbėsiu toliau.